Balandžio viduryje 1945 viskas griuvo. Sielon kalvose vokiečių gynyba nebeatsilaikė. Heinrici prašė sugrįžti atgal, tačiau iš Berlyno buvo duotas įsakymas laikytis. Tuo tarpu sovietų tankai toliau judėjo į priekį. Berlynas buvo tik 70 km ir atrodė, kad frontas vis dar toli. Tačiau jis jau buvo tiesiai priešais. Viduje režimo kiekvienas darė, ką galėjo. Himmleris judėjo savo keliu. Goebbelsas stengėsi užtikrinti, kad niekas nepasiduotų. Speeras bandė išgelbėti tai, kas dar buvo likę. Niekas nežinojo, kas yra atsakingas. Įsakymai atvykdavo vėlai arba prieštaraudavo vienas kitam. Daugybėje gatvių jau nebebuvo nieko, kas duotų įsakymus. Berlynas dar stovėjo, tačiau kažkas viduje jau buvo sulūžę. Kaip buvo išgyvenami paskutinį Trečiojo Reicho dienos. Sveikinant mirusįjį su uniformu. Balandžio 20 1945 Adolfas Hitleris sulaukė 56 metų, būdamas įkalintas kanclerijos bunkeryje. Tuo tarpu Berlynas virsta griuvėsių lauką. Laukę pirmojo Baltarusijos fronto pabūklai jau buvo aiškiai girdimi miesto širdyje. Sovietų artilerija pradėjo šaudyti iš pozicijų, esančių mažiau nei 10 km nuo centro. Berlynas buvo apsuptas 3 priešo frontais. Bunkeryje atmosfera buvo įtempta, priverstinė, beveik ceremoninė. 10 valandą ryto mažas aukštų pareigūnų būrys įžengė į bunkerį pasveikinti Führerį. Nebuvo šventės. Tik eilė ištiestų rankų, keli mechaniniai pasveikinimai ir susikūprinęs Hitleris, prarastas žvilgsniu, kuris vos palaikė akių kontaktą. Jo išvaizda buvo senyvo ligoto žmogaus. Pareigūnų eilėje buvo Goebbelsas, Bormanas, Nidzas, Keitelis, Jodlas, Krebsas ir naujasis Volkssturmo vadovas Hansas Fritzsche. Niekas jau neturėjo iliuzijų apie karinę padėtį. Keli metrai nuo to pasveikinimo žemėlapiuose rodė, kad Berlyno griūtis buvo tik dienų klausimas. Tuo tarpu po žemę viršuje be paliovos krito bombos. 8 Sovietų gvardija peržengė Oderį ir judėjo link Marzano rajono. Tai 34 tankai prasiskverbė per Lichtenbergo griuvėsius. Tuo tarpu Luftwaffe jau negalėjo atsakyti. Likusios kelios vienetų buvo iširę arba ant žlugimo ribos. Vyslos armijos grupė nesugebėjo išlaikyti jokių stabilų linijų. Josefas Goebbelsas, kuris kitą dieną perkelė savo šeimą į bunkerį, buvo atsakingas už gimtadienio ritualą. Jis atvedė 6 savo vaikus, nepriekaištingai apsirengusius, pasveikinti Hitlerio, kuris juos priėmė su prislopinta šypsena. Tai buvo paskutinis šeimyninis gestas, matytas ten viduje. Po to Hitleris užsirakino savo asmeniniame kabinete ir nebeišėjo valandas. Eva Braun bandė užpildyti spragas tuščiais pokštais, tačiau niekas nekreipė dėmesio. Tuo tarpu Albertas Speeras, ginkluotės ministras, netikėtai atvyko iš Hamburgo. Jis skrido specialiu lėktuvu į Refliną, o nuo ten slaptu traukiniu pasiekė Berlyno širdį. Įžengė į bunkerį be įspėjimo. Jo vizitas nebuvo tik simbolinis. Jis norėjo kalbėti su Hitleriu akis į akį, kad sustabdytų įsakymą sunaikinti visą infrastruktūrą prieš atsistatydinant. Speeras žinojo, kad tai pasmerktų milijonus ir bandė įkalbėti Hitlerį. Jam nepavyko. Pokalbis buvo trumpas ir įtemptas. Hitleris užsispyrė, kad jei Vokietija neišgyvens, tada ir jos pramonė neturi išlikti. Tuo tarpu gatvėse Volkssturmas, sudarytas iš senelių ir paauglių, gavo įsakymą užimti centrą. Dauguma neturėjo tinkamo mokymo ar tikrų ginklų. Kai kurie nešė senus šautuvus arba raketų paleidiklius, kurie neveikė. Jie niekada nebuvo šaudę. Juos pastatė už barikadų, padarytų iš apverstų tramvajų, sudegusių automobilių ir išsibarstytų plytų. Ta pačia diena visose vadavietėse buvo patvirtintas šūkis atsispirti iki galo. Buvo uždrausta bet kokia trauktis be tiesioginio leidimo. Improvizuoti teismai toliau veikė ir vykdė iškart egzekucijas už pralaimėjimą. Kelis karininkus sušaudė už bandymą išvežti savo šeimas arba pasiūlius pasiduoti. Metro stotyse buvo įrengti kontrolės postai, siekiant sustabdyti pabėgimus į vakarus.
Ataskaitos atvykstančios iš šiaurės ir vakarų buvo tokios pat niūrios. Amerikiečių kariuomenė jau buvo už Magdeburgo ir Leipcigo. Mažiau nei 150 km nuo Berlyno. Brandenburgo regionas buvo perpildytas pabėgėlių, bėgančių pėsčiomis tarp bombardavimų ir nekontroliuojamų kariuomenių. Kai kurie buvo sušaudyti už tai, kad nepasiliko namuose. Tokiu klimatu Hitleris gavo pranešimą iš generolo Heinrichi, centro armijų grupės vado. Jis įspėjo, kad Berlynas nebeatlaikys ilgiau nei savaitę. Hitleris jį atmetė. Duoti įsakymai pertvarkyti fantominės divizijas ir paleisti tariamą kontrpuolimą iš pietų su kariuomene, neturinčia kuro ir realių ryšių. Jo galvoje dar buvo įmanoma laimėti. Naktį sovietų artilerija padidino tempą. Smūgiai krito į Tiergarteną, Unter den Linden prospektą ir netoli Anhalter stoties. Triukšmas buvo nenutrūkstamas. Civiliai slėpėsi kur galėjo, tuneliuose, rūšiuose, uždarytuose perėjimuose. Daugelis šeimų jau kelias dienas neturėjo vandens ar šviesos. Maisto daviniai buvo metami atsitiktinai išvažiuojančių sunkvežimių. Paskirstymo tinklas jau neveikė. Generolo Leidlingo štabo atsakingo už miesto gynybą susirinkime buvo aptariami pažeidžiamiausi taškai. Buvo nuspręsta, kad pietus neatsilaikys. Panzeriai buvo sugriauti ir nebuvo jėgų juos papildyti. Leidlingas paprašė perkelti dalinius į centrą. Jam buvo pasakyta, kad tai būtų laikoma išdavystė. Paskutinėme dienos pranešime Goebbelsas perskaitė frazę keliems Freiris yra Berlyne. Sovietai nepasiseks kaip Stalingrade. Niekas neatsakė. Kai kurie apsimetė, kad klauso. Kiti nuleido akis. Atstumas tarp to, kas buvo sakoma, ir to, kas vyksta, buvo neįveikiamas. Diena baigėsi be ceremonijų. Bunkeryje Hitleris vakarieniavo tylėdamas su Ava Braun ir 2 asistentais. Lauke ugnis žymėjo Berlyno dangų. Tik kelis kilometrus toliau sovietai judėjo be sustojimo. Paskutinės režimo gimtadienio šventės nebuvo nei tostų, nei kalbų. Tik likučiai, dūmai ir miestas, ant kurio slūgo pabaiga. Šiauliai žemėlapiuose, kurie jau nebeveikė. Balandžio 21-ąją pradžia buvo su sovietų artilerijos garsais, nuolat smogiančiais rytinių priemiesčių šonais. 6 valandą ryto 5 šoko armija įžengė į Knygs Musterhausen kelią, o 9 valandą prasidėjo pirmieji namo kovos Friedrichshain rajone. Per mažiau nei 3 valandas Berlyno gynybos vadovybė prarado kontrolę rytinių įėjimų. Miestas oficialiai buvo padalintas į atskirus sektorius. Kanclerijos bunkeryje Hitleris gavo pranešimą, kuris tapo lūžio tašku. Generolas Heinrichi buvo leidęs dalinį savo karių atsitraukimą, siekiant išvengti visiško sunaikinimo. Hitleris sprogdinęs. Jis rėkė, kad tai buvo išdavystė, kad niekas nepakluso įsakymams ir kad vadovybė žlugo. Jo pyktis buvo toks didelis, kad jis nugriuvo ant kėdės, veidas buvo išblyškęs, o kvėpavimas sutrikęs. Tai buvo pirmas kartas, kai buvę liudininkai matė jį visiškai nesubalansuotą. Nuo šio momento jis pradėjo duoti nerealizuojamus planus. Jis įsakė, kad 12 armija, vadovaujama Lensko, pasuks į šiaurę, pralauš rusų apsuptį, kad išlaisvintų Berlyną. Ši divizija jau atsitraukė nuo Magdeburgo, neturėjo kuro ir sunkiosios artilerijos ir beveik nebeturėjo ryšių su komandinėmis linijomis. Hitleris reikalavo skubaus puolimo, kurio įvykdyti nebuvo įmanoma. Generolas Jodlas bandė paaiškinti ribotumus, tačiau jis buvo nutrauktas. Hitleris tvirtino, kad netikėtas smūgis pralauš rusų apsuptį ir atkurs moralę. Niekas jam neprieštaravo. Tuo tarpu sovietai uždarė apsuptį šiaurėje. 47 asis armijos dalinys paėmė Bernau ir ruošėsi uždaryti prieigą prie Panko. Havelio tiltai buvo susprogdyti atsitraukiančių vokiečių vienetų. Kelias į Reinickendorf buvo sunaikintas. Tūkstančiai civilių bandė pereiti pėsčiomis tarp kryžminio ugnies ir sprogimų. Berlyno centras pradėjo užsipildyti pabėgėliais, atvykusiais su tik kuprinė ant pečių. Metro stotys griuvo. Tuo pat metu Heinrichas Himmleris, būdamas slaptoje bazėje Albetke, pradėjo derybą su Švedijos Raudonuoju kryžiumi, kad užmėgstų neoficialų ryšį su Vakarų alijansu. Jis siekė atidaryti kanalą,
kuris leistų dalinę Šiaurės Vokietijos kapituliaciją, aplenkiant Hitlerį. Pranešimas buvo perimtas Britų tarnybų ir perduotas Nidzui. Vidaus nepasitikėjimas didėjo. Goebbelsas įsakė atlikti specialią radio laidą. Buvo teigiama, kad Berlynas atsilaikys kaip Stalingradas, kad kiekvienas pastatas bus tvirtovė. Jis ragino gyventojus pasitikėti Lensko kontrataku. Propaganda toliau naudojo herojinę kalbą, kurios niekas jau netikėjo. Rytiniai rajonai buvo pragaras nuo dūmų, griuvėsių ir kūnų. Balandžio 22 rytą situacija pablogėjo. Trečioji sovietų šarvuotų pajėgų gvardija sugebėjo prasiskverbti per pietus nuo Kpenitz. Jie paėmė kontrolę virš geležinkelio sankryžos Oskriaus. Nordland divizija, sudaryta iš užsienio savanorių priklausančioje, buvo išsiųsta sustabdyti puolimą. Jie buvo sutriuškinti per mažiau nei 5 valandas. Kovos paliko šimtus civilių užstrigusių slėptuvėse. Bunkeryje žemėlapiai vis labiau raudonavo. Hitleris jau nesirinko susirinkti su aukščiausia vadovybė į įprastą stalą. Jis įsakė, kad jam ataskaitos būtų pristatytos tiesiai į jo kambarį. Jis kalbėjosi tik su Bormanu ir Goebbelsu. Ryšių kambarys gavo daugiau nei 300 žinučių per valandą, tačiau dauguma jų buvo prašymai dėl evakuacijos arba praradimų patvirtinimai. Ne, viena iš jų nesuteikė paguodos. Per tą dieną Hitleris oficialiai paskyrė Helmutą Neidlingą Berlyno gynybos vadu. Iki tol Neidlingas buvo laikomas išdaviku už tai, kad pasiūlė taktinį atsitraukimą. Dabar jis buvo paskirtas vadovu be jokio pasitarimo. Jam buvo perduoti pasenę žemėlapiai, neveikiantis telefonas ir sugriauta vadovavimo struktūra. Jo vienintelė galimybė buvo improvizuoti su tuo, kas buvo mieste. Laukia paskutinės atsargos baigėsi. Likę šarvuoti vienetai buvo paskirstyti į 3 ar 4 grupės pagal sektorius. Nebuvo pakankamai atsarginių dalių ar kuro, kad būtų galima dirbti daugiau nei vieną dieną. Gynyba buvo organizuojama naudojant tai, kas buvo pasiekiama. Komandos išklaidyti pėstininkų vienetai, kai kurie snaiperiai įsikūrė pastatuose ir šimtai paauglių iš Hitlerio gendo. Ta naktį iš Tempelhof oro uosto matėsi dūmų stulpai ir tolimi sprogimai. Hedvigos katedra buvo apgadinta netiesioginių ugnies smūgių. Istorinė miesto dalis buvo visiškas chaosas. Greitosios pagalbos automobiliai nesusidorojo. Ligoninės veikė iš dalies arba buvo tuščios. Vakaruose pranešimai nurodė, kad Britai jau buvo praėję Hanoveryje ir amerikiečiai užėmė pozicijas netoli Dessau. Apsuptis aplink sostinę buvo visiška. Tačiau bunkeryje Hitleris kalbėjo apie įsivaizduojamą puolimą. Jis tvirtino, kad Steineris pulti iš šiaurės ir Lenskas jį palaikys iš pietų. Nei vienas neturėjo galimybių ar logistinių ryšių tai įvykdyti. Tai buvo planai be pagrindo. Grynas iliuzijas. Balandžio 23 naktį pulkininkas leitenantas Nicolaus von Bellon, Hitlerio asmeninis pagalbininkas, parašė savo dienoraštyje, kad niekada nėra matęs jį taip atsiskyrusi. Jis kalbėjo tik su savo sekretore. Likusiam personalui buvo nurodyta neprieiti, nebent tai būtų būtina. Jau nebuvo gestų ar diskusijų. Tik atskiros instrukcijos ir žvilgsniai, kurių vengta susitikti. Tuo tarpu ataskaitos kalbėjo apie prarastus sektorius, sugriuvusias pozicijas ir visas divizijas ištrintas iš žemėlapio. Tačiau koridoriuose vis tiek buvo kuriamos naujos puolimo kryptys rodyklėmis ant senų žemėlapių. Karas vis dar vyko kabinete, nors laukė jau nebeliko nieko. Balandžio 23 1945 Berlynas be išeities. Balandžio 23 pradėjo su visiškai pervargusiomis komunikacijomis. Iš bunkerio kas valandą buvo siunčiama daugiau nei 400 užšifruotų pranešimų regioninėms vadovybėms, dauguma jų likdavo be atsako. Likę veikiantys telefonai buvo naudojami patvirtinti dingusių pareigūnų vardus. Dauguma jų jau buvo suimti, sužeisti arba dingo chaoso metu. Telegrafo operatoriai dirbo be pertraukų. Keli iš jų užgeso dėl išsekimo dar tą pačią rytą. Goebbelsas, įsikūręs kanclerijoje, pradėjo skelbti nurodymus kaip Berlyno civilių vadovas. Jis įsakė organizuoti stebėjimo grupės kiekviename rajone, kad būtų aptikti galimi pralaimėjimo šalininkai.
Kiekvienai gatvės komandai buvo įteiktos sąrašai su įtariamais asmenimis, nuo vietinių pareigūnų iki paprastų kaimynų, kurie buvo išduoti. Šūkis buvo aiškus – nedelsiant suimti arba atlikti skubią egzekuciją. Per mažiau nei 24 valandas daugiau nei 200 žmonių buvo suimti už panikos kurstymą. Tuo pat metu kariuomenės teisingumo sistema įdiegė greitojo veikimo teismus oficialiuose pastatuose esančiuose rūšiuose. Vienas majoras, raštininkas ir kareivis per mažiau nei 10 minučių nuspręsdavo kiekvieno kaltinamojo likimą. Dauguma buvo nuteisti už bailumą kovose. Nuosprendžiai buvo įvykdyti tiesiai šalia pastato. Nebuvo jokių apeliacijų. Ta pačia rytą 8 kareiviai buvo sušaudyti Vilžemstrase gatvėje už tai, kad atsitraukė be raštiško įsakymo. Pasipriešinimas Berlyne buvo kaip nesuderinamas galvosūkis. Kai kuriuose sektoriuose buvo Volksturmo grupės, kitur buvo batalionai, o daugelį atvejų abu susidūrė dėl komandos painiavos. Radio stotys didžioje miesto šiaurinėje dalyje neveikė. Įsakymai atvykdavo nelaiku arba visai nepasiekdavo. Kai kuriuose vietose gyventojai tiesiog perėmė priežiūrą ant aerodromų slėptuvėse, nesulaukdami nurodymų. Tokiuose sąlygose generolas leitenantas Leidlingas bandė įkurti vadavietę Tiergarten rajone, tačiau dauguma gatvių buvo užblokuotos griuvėsiais. Jam prireikė 5 valandų, kad nueitų mažiau nei 3 kilometrus. Kai pagaliau pasiekė tikslą, jis sužinojo, kad nėra jokio būdo susisiekti su didžiąja dalimi savo pavaldiniu. Radio ryšys pradingdavo po kelių minučių. Miestas buvo padalintas į kovos zonas, tačiau nebuvo aiškių kontrolės linijų. Bunkeryje Hitleris gavo užšifruotą pranešimą iš Berchtesgade. Hermanas Gringas buvo atsiuntęs telegramą, kurioje siūlė, kad pagal 1941 metų dekretą jis turėtų perimti valdžią, jei Freiris taptų neįgaliu. Jis prašė leidimo veikti kaip valstybės vadovas. Bormanas perėmė pranešimą ir pristatė jį kaip vidaus perversmo bandymą. Hitleris supykęs įsakė jį atleisti nuo visų pareigų ir suimti nedelsiant. Nauja žinia išplito bunkeryje per kelias minutės. Daugelis pranešimą iš Gringo suprato kaip neišvengiamą žingsnį. Vadovybė buvo visiškai suirusi. Kai kurie aukštieji pareigūnai pradėjo naikinti dokumentus. Kiti bandė siųsti užšifruotus pranešimus savo šeimoms. Mintis, kad pabaiga artėja, jau tapo bendru sutarimu. Miestą pietinėje dalyje užėmė sovietų kariuomenė, kurios pajėgos paėmė Tempelhof rajoną. Senoji komercinė oro uosto terminalas buvo sunaikinta. Hangarai buvo užsidegę po kelių tiesioginių smūgių. Miesto pėstininkų vienetai judėjo su liepsnosvaidžiais ir sprogmenimis, kad išvalytų pastatus. Vokiečių gynyba, išsisklaidžiusi ir prastai koordinuota, nesugebėjo sustabdyti puolimo. Ta diena buvo užfiksuota daugiau nei 70 gaisrų gyvenamosiuose rajonuose. Nėra buvusių gaisrininkų. Daugelis hidrantų buvo sunaikinti per bombardavimus, o gatvės buvo nepravažiuojamos. Dymai trukdė matyti daugiau nei 20 metrų daugelyje vietų. Veikiantys greitosios pagalbos automobiliai vengė artintis prie didžiausių kovų vietų. Kai kurie sužeistieji buvo gabenami ant vežimėlių arba sulūžusių dviračių. Moabit rajone buvo suformuotas improvizuotas pasipriešinimas, naudojant likučius iš traukinių batalionų. Jie buvo sustiprinti geležinkeliečių, ginkluotų pistoletais ir dinamitu. Jie laikinai sustabdė sovietų puolimą per 6 valandas, tačiau buvo nušluoti sutemus. Nei vienas iš aukštesnių vadovų nežinojo apie šią akciją iki tol, kol buvo pranešta apie jų sunaikinimą. Kelios gauleiterio pozicijos įvairiuose regionuose pradėjo nykti. Pomeranijoje, Saksonijoje ir Tiuringijoje vietiniai vadovai paliko savo pareigas be jokio pranešimo. Kai kurie pabėgo į vakarus, bandydami pereiti į Britų okupuotas zonas. Kitais atvejais juos suėmė jų pačių kariuomenės. Reich administracija nebeveikė kaip sistema. Sprendimai buvo priimami atskirai, dažnai nesikonsultuojant su nieko. Kanclerijoje Eva Braun suorganizavo privačią vakarienę su likusių moterų personalu. Jie pagamino tai, ką rado – kietą duoną, konservus ir kelias vyno butelius. Dūmuose ir žemės drebulėje net buvo girdimi verkiantys juokai. Tam tikra absurdiška burbuliacija, esant visiškam žlugimui. Goebbelsas užbaigė dieną,
improvizuotų kalbą Rusija. Jis teigė, kad Vokietija buvo savo šlovės valandoje, kad atsilaikys iki paskutinio šūvio ir kad priešai niekada nepasieks pergalės. Niekas neaplaudavo. Sprogimų garsas pertraukė jo balsą kelis kartus. Tik keli metrai toliau logistikos personalas naikino atsargas ir archyvus. Kai diena baigėsi, nebuvo likusi nei viena saugi išeitis iš Berlyno. Keliai buvo uždaryti, traukiniai sustabdyti, oro uostai neutralizuoti. Liko tik griuvėsiai, maži kovo židiniai ir miestas be krypties. Išeitis jau nebuvo galimybė. Liko tik atsispirti tam, kas ateis. Diena, kai Himmleris bandė slapta pasiduoti. Balandžio 24 prasidėjo pirmomis kovomis Landwehr kanale. Sovietų puolimas, kuris iki tol buvo tiesioginis, pradėjo pereiti į miesto koridorius. 3 ir 5 šoko armijos daliniai pradėjo skirstytis į mažas grupės, apmokytas kovai pastatuose. Jie ėjo nuo durų prie durų, metė granatas į laiptines, sprogdino sustiprintas įėjimus, degino rūsius liepsnosvaidžiais. Tikslas jau nebuvo užimti gatves, bet išvalyti kiekvieną bloką, kambarį po kambario. 10 valandą ryto buvo pranešta apie susidūrimus Nollendorfplatz, kur vienas išėjo Nordland vienetų laikėsi Hotel Sachsenhof. Kryžminė ugnis sunaikino 3 kvartalus. Sovietų tankas įvažiavo į vidinį kiemą ir tiesiai sušaudė virtuvę. Šimtai civilių buvo užstrigę rūsiuose be vandens ir oro. Niekas jų neišgelbėjo. Tuo metu, kai tai vyko Berlyne šiaurėje kaimo namuose, Himmleris susitiko su švedų pasiuntiniu, turinčių ryšių su Britų atstovais. Jis pasiūlė dalinę kapituliaciją mainais už Šiaurės Vokietijos kontrolę. Jis norėjo pristatyti tai kaip žingsnį sustabdyti sovietus. Žinutė buvo užšifruota ir nusiųsta į Švediją. Britai ją kategoriškai atmetė. Dvigubas agentas perdavė informaciją Berlyne. Bormanas, sužinojęs apie tai, perdavė Hitleriui ranką rašytą užrašą. Hitleris iš karto nereagavo. Tik po 3 valandų jis įsakė panaikinti visus Himmlerio pareigas ir paskelbti jį valstybės priešu. Taip pat buvo įsakytas jo suėmimas, nors niekas jau neturėjo priemonių tai vykdyti. Ta popietė Speeras atliko paskutinį vizitą į Reicho svarbius pastatus. Jis nuvyko nuo ginkluotės ministerijos iki Lehrter stoties, kad užkirstų kelią centrinių šildymo sistemų katilų sprogimai. Per susitikimą su vidutinio lygio vadovais jis maldavo, kad nevykdytų įsakymų sunaikinti infrastruktūrą. Jis sakė, kad Hitleris yra sergantis ir klaidinamas. Kai kurie jį išgirdo, kiti ne. Ta pačią naktį 3 gamyklos Siemensstadt buvo susprogdintos tiesioginių karo komisarų įsakymų. Mitte ir Kreuzbergo rajonuose kovos nesiliovė. Sovietų pajėgos judėjo palei kanalų kraštus, o vokiečių gynyba naudojo metro tunelius kaip judėjimo kelią. Kova vyko ant platformų, laiptų, ventiliacijos šaftų. Šūviai buvo nuolatiniai. Sienos buvo pilnos suodžių ir kraujo. Civiliai susimaišė su kovotojais. Niekas neklausė paaiškinimų. Moritzplatz stotyje sovietų brigada buvo užstrigusi 8 valandas kryžminėje ugnies zonoje. Jie bandė susprogdinti išėjimą per 8 liniją, tačiau tunelio sugriuvimas juos privertė atsitraukti. Galiausiai jie išėjo pro avarinį išėjimą. Kova paliko 10 žuvusiųjų iš abiejų pusių. Paviršiuje kūnai buvo sukrauti kampuose. Niekas jų nelietė. Bunkeryje Hitleris jau miegodavo dieną ir buvo pabudęs naktį. Jo susitikimai vyko nuo 2 iki 5 ryto. Šviesos buvo įjungtos visą laiką. Oda buvo sunkiai kvėpuojama. Generatoriai neveikė. Kondicionieriai neveikė. Kai kurie miegojo koridoriuose. Goebbelsas sustiprino kontrolę tarp civilių. Jis įsakė suformuoti gynybos komitetus rajonuose, kad stebėtų, valytų griuvėsius ir praneštų apie kiekvieną, kuris atrodytų kaip morališkai silpnas. Buvo spausdinami lankstinukai mobiliuose spaustuose ir platinami gatvėse, kurios vis dar buvo rankose. Šūkis buvo aiškus – išgyventi nepaisant visko. Avariniuose ligoninėse gydytojai dirbo be priemonių. Nebuvo elektros. Amputacijos vyko be nuskausminamųjų. Tvarstai buvo plaunami ir vėl naudojami. Friedrichstrasse ligoninėje per vieną dieną buvo priimta daugiau nei 400 sužeistų.
Daugelis buvo vaikai arba seni žmonės sužeisti griuvėsiuose. Pastatas buvo apgadintas 3 kartus ir veikė tik Rusija. Balandžio 25 naktį sovietai pasiekė Anhalter stotį. Iš ten jie išplito link Potsdamer Platz, kur buvo vokiečių pajėgos gynybinančios kelią į kancleriją. Sprogimai buvo nuolatiniai. Langai sprogo. Gatvės drebėjo kiekvieną smūgį. Berlynas jau buvo ugnies koridorius. Tuo metu generolas Heinrici buvo atleistas iš Vyslos armijos grupės vado pareigų. Jis buvo pašalintas už tai, kad atsisakė pradėti savižudišką kontrpuolimą. Jį pakeitė kurtas studentas, kuris niekada nepriėmė posto. Vadovybė buvo suirusi. Įsakymai nepasiekė tikslo. Linijos buvo mirusios. Radio stotys be baterijų. Dienos pabaigoje sovietų apsuptis buvo visiškai uždaryta. Iš rytų, pietų ir šiaurės šarvuotos kolonos buvo mažiau nei 2 km atstumu nuo valdžios centro. Liko tik išklaidytos barikados, be šovinių likę snaiperiai ir daugybė rūkstančių griuvėsių. Nebebuvo jokios strategijos, jokio vadovavimo, jokios koordinacijos. Tik chaosas, ugnis ir žmonės šaudantis instinktyviai. Potsdamer Platz lūžio taškas. Balandžio 26 6 val. Ryto Potsdamer Platz sankryža tapo miesto kovos centru. 8 gvardijos sovietų dalinį pradėjo puolimą nuo Anhalter Bahnhof ir judėjo aplink Tiergarten. Gynyba buvo tik likučiai, keli Hitlerio gendo paaugliai ir snaiperiai pasislėpė pusių sugriuvusiuose pastatuose. Ugnis nesiliovė visą dieną. Kulkos smogė į sienas ir projektai pervėrė kelias sienas prieš sustodami. Sovietų kuopa buvo apsupta apleistame kino teatre su senais propagandos plakatais. Jie bandė pabėgti per galinį išėjimą, tačiau kulkos nuo Hotel Esplanade balkono juos apšaudė. 234 tankai įvažiavo į gatvę ir šaudė be perstojo. Per mažiau nei valandą sankryža buvo padengta dulkėmis ir griuvėsiais. Ta pačią dieną kita sovietų kolona pramušė kelią Vilželmstrase. Iš ten jie galėjo dalinai apsupti į vyriausybinį rajoną. Pirmą kartą bunkeris buvo pasiekiamas tiesioginės artilerijos ugnimi. Nuo tada visi judesiai komplekse turėjo vykti po žemę. Jau niekas nebesikėlė į viršų. Goebbelsas įsakė įjungti viešuosius garsiakalbius su iš anksto įrašytomis žinutėmis. Skambėjo frazės kaip pergalė yra aukojime arba Berlynas nepasiduos. Beveik visi garsiakalbiai buvo sugėdę, o tie, kurie veikė, buvo prislopinti sprogimų. Vis dėlto, propagandos komandos tęsė bandymus prijungti nešiojamus generatorius, kad išlaikytų juos veikiančius. Tuo tarpu Bormanas reorganizavo vidinį bunkerio darbą. Pašalino nereikalingą personalą, centralizavo visus dokumentus ir įsakė sunaikinti popierius, kurie neturėjo cirkuliuoti. Sprendimai buvo pasirašomi lygiagrečiai. Kartais 2 žmonės davė tą patį įsakymą nesuvokdami. Telefonai skambėjo tikrinti dalykus, kurie jau buvo pasikeitę. Šiame chaose Hitlerio gendo grupė bandė atgauti poziciją netoli Leipzigerstrasse. Tai buvo 14 berniukų nuo 14 iki 16 metų. Jie užpuolė su senomis granatomis ir rūdytais šautuvais. Pavyko nuversti kulkosvaidį, tačiau jie buvo apsupti. Tik 2 sugrįžo. Likusieji liko gulėti griuvėsiuose. Nėra jokių įrašų ar kapų. Harit ligoninėje bomba sugriovė 2 aukštus. Operacinės dirbo su žibintuvėliais arba žvakėmis. Koridoriai buvo užtvindyti vandeniu, sumaišytus su krauju. Slaugytojos nešė sužeistuosius per užblokuotus laiptus. Nebuvo lovų. Buvo naudojamos sudužusios durys, lentos ar kėdės. Metro tuneliuose judėjimas buvo nuolatinis. Vokiečių kariuomenė naudojo 2 ir 6 linijas judėti po žemę ir pulti netikėtai. Vienoje iš tokių išėjimų buvo sunaikintas sovietų šarvuotasis transporteris netoli Belle Alliance tilto. Kontrataka susprogdino įėjimą. Tamsumoje liko šimtai sužeistųjų. Skneberge kaimynai organizavosi pagal pastatus. Buvo nustatyti pamainos virimui, stebėjimui ir valymui. Kai kurie gamino sprogmenis su buteliais ir vinimis. Kiti užtaisė plyšius su senais čiužiniais. Vienas kibiras vandens buvo naudojamas 20 žmonių. Kas beliko iš maisto, buvo suplėšytos skardinės, pelėsinis duona ir virta vandens sriuba su pelenais. Nebebuvo pabėgimo kelių.
Gatom oro uostas buvo apšaudytas tą naktį, o paskutiniai ryšiai liko sunaikinti. Zoologijos ir Garten stotyje bėgiai buvo ištirta. Niekas nekalbėjo apie pabėgimą. Vienintelė galimybė buvo išgyventi dar kelias valandas. Iš savo štabo Žukovas įsakė siųsti daugiau atsargų, kad užbaigtų apsupti iš pietų. Atvyko naujos pėstininkų divizijos ir švieži artilerijos vienetai. Žemėlapiai buvo atnaujinami su raudonomis zonomis kas kelias valandas. Liko tik 3 nepaimtos teritorijos – kanclerija, bunkeris ir keli pastatai miesto centre. Kai niekas nežinojo, kas gyvena šalia. Balandžio 27 rytas prasidėjo sprogimų serija, kuri sugriovė elektros tinklus Berlyno centre. Artilerijos sviedinys pataikė į transformatorinę Invalidenstrasse gatvėje. Miestas liko tamsoje. Radio stotis nustojo transliuoti, o telefonai nutilo net tarp vienos blokados kovojančių vienetų. Berlynas buvo padalintas į izoliuotus sektorius, be jokios galimybės koordinuoti veiksmų. Vokiečių vadovybė bandė ir toliau dirbti su pasiuntiniais. Neapmokyti kareiviai bėgo per griuvėsius su suplėšytais ar išteptais popieriais. Daugelis krito, nepasiekė tikslo. Kiti klaidžiojo tarp nepažįstamų gatvių. Niekas nežinojo, ar kaimyninis vienetas dar egzistuoja. Vidurdienį 3 sovietų tankų gvardija pasiekė Spittelmarkt. Iš ten jie padalijo Mitte rajoną į 2 dalis. Pasipriešinimas šiaurėje buvo visiškai nutrauktas. Mortyros sprogimai trūkčiojo sienas. Kai kuriuose sektoriuose kareiviai slėpėsi po mirusiais arkliais. Niekas nekapojo lavonų. Civiliams pradėjo lūžti. Slėptuvėse mokyklose vaikus rūšiuodavo grupėmis, nežinodami, ar kada nors juos vėl pamatys. Prenzlauer Berg rajone kai kurie kaimynai išmušė sieną, kad pereitų į gretimą pastatą ir pabėgtų nuo ugnies. Kiekvienos durys galėjo būti spąstai. Moltke tilte vokiečių grupė bandė atsitraukti į vakarus. Sankryža buvo pusiau sugriauta. Išliko tik susukta metalinė juosta. Sovietų artilerija juos aptiko ir atidarė ugnį. Keletas kūnų liko kabyti tarp sijų. Likusieji grįžo kaip galėjo. Bunkeryje nuolat buvo blogos naujienos. Kiekvienas pranešimas atnešdavo dar vieną pralaimėjimą, dar vieną skylę fronte. Nebebuvo kalbama apie strategiją. Tik buvo klausomasi pranešimų, linksima galva ir sekama. Maistui buvo sausainiai, priverstinai atidarytos skardinės ir pasenęs vynas. Kai kurie miegodavo, kur galėjo. Kiti užsidarydavo ir nieko nedarydavo. Tie, kurie dirbo tyliai. Moterų personalas organizavosi, kad išlaikytų bunkerio švarą. Naudojosi skudūrais ir vandeniu, kurį nešdavo kibirų iš improvizuoto rezervuaro. Niekas nežinojo, kiek jo liko. Kai kurios rašė laiškus, kurie niekada neišeis. Kitos miegojo ant grindų, kur tik buvo. Laukė kova nebebuvo dėl gatvių, bet dėl pastatų. Sovietai prasidėjo versti vidaus sienas ir judėti iš aukšto į aukštą. Kiekviename kampe buvo kas nors – senukas su šautuvu, berniukas su granata, moteris šaudanti iš lango. Frontas neegzistavo. Buvo tik zonos, kuriuose vis dar šaudoma. Goebbelsas nesustojo. Jis siunčia daugiau lankstinukų ir pranešimų per civiliais apsirengusius pasiuntinius. Jis kartojo, kad Hitleris vis dar veda ir kad bus kontrofensyva. Daugelis žinojo, kad tai melas, tačiau kai kurie vis tiek tai kartojo. Daugelį zonų jau niekas nebežinojo, ar likoje ginkluoti civiliai ar kas nors duoda įsakymus. Wedding rajone civiliams buvo įsakyta perduoti šaudmenis ranka per 2 griuvėsių dalis. Jie dirbo be apsaugos tiesioginėje ugnies zonoje, nežinodami, kam tai perduoda. Kai kurie bandė pabėgti. Jie buvo nušauti kitame kampe. Tai jau nebuvo drausmė. Tai buvo baimė būti nušautam iškart. Netoli Gesundbrunnen tuščioje plytų gamykloje vokiečių būrys atsisakė toliau kovoti. Jų kapitonas apkaltino juos nepaklusnumu ir sušalė teismo posėdį. Po 2 valandų 3 buvo sušaudyti krovininių durų kieme. Likusieji grįžo į pozicijas, nesakydami nė žodžio. Prie upės pakrantėje sovietai įrengė naujas artilerijos sistemas. Iš ten jie kas 20 minučių apšaudydavo vyriausybinę zoną. Kai kurie pastatai griuvo negaudami tiesioginių smūgių tik dėl nuolatinio drebėjimo. Gatvės vis labiau buvo užpildytos dulkėmis.
Kad galėtų kvėpuoti, daugelis drėkino skudurus ir ryšo juos ant veido. Dienos pabaigoje jausmas buvo toks – Berlynas jau nebuvo miestas. Tai buvo tik atskiri gabalai atsijungę, kur niekas nežinojo, kas gyvena šalia. Radio stotys nieko nesakė. Telefonai neveikė. Ir žingsniai, kuriuos galėjai išgirsti, buvo tik tų, kurie vis dar turėjo judėti, žinodami, kad tai gali būti paskutinis atstumas. Kai Reicas suiro iš vidaus. Balandžio 28 rytas prasidėjo su bunkerio sumaištimi. Koridoriai buvo pilni triukšmo, greitų žingsnių, sutrikusių balsų. Pirmąją nakties valandą vienas ryšių pareigūnas perdavė Bormanui užfiksuotą pranešimą. Tai buvo švedų radio laida, kurioje buvo pranešta, kad Heinrichas Himmleris užmezgė kontaktą su priešo atstovais. Jie jį vadino vardu. Sakė, kad jis pasiūlė Vokietijos šiaurės kapituliaciją. Bormanas tiesiogiai nuėjo pas Hitlerį. Nešvelnino turinio. Jam pasakė, kad Himmleris išdavė Reichą. Kad jis bandė pasirodyti kaip naujas lyderis, kad galėtų derėti su sąjungininkais. Hitleris nereagavo iškart. Jis sėdėjo ir žiūrėjo į popierių. Tada sprogo. Jis metė dokumentą į sieną ir įsakė nedelsiant suimti Himmlerį ir jo aplinką. Tuo metu jis įsakė suimti ir Fegeleiną, Himmlerio ryšį su bunkeriu. Jis buvo savo kambaryje. Bandė persirengti ir pabėgti apsimetęs. Jį nutempė per koridorių. Goebbelsas ir Bormanas pasinaudojo chaosu, kad perimtų visišką kontrolę vidaus komunikacijoms. Uždarė prieigą prie radio. Tik jų patvirtinti pranešimai galėjo būti transliuojami. Bet koks bandymas siųsti informaciją be leidimo buvo traktuojamas kaip sabotažas. Operatorius buvo suimtas už tai, kad perdavė pagalbos žinutę įstrigusiems vienetams. Niekas nežinojo, kas nutiko su juo. Paviršiuje situacija buvo katastrofiška. Reichstagas jau buvo apsuptas sovietų kariuomenės. Mortyrų ugnis buvo nuolatinė. Kiekvienas bandymas atlikti kontrataką iš vidaus buvo sustabdytas kryžminė ugnimi. Įėjimai buvo užversti tonomis griuvėsių. Vokiečių kareiviai, kurie liko, judėjo tarp sugriuvusių kolonų, užpiltų koridorių ir kūnų krūvų. Raudona vėliava dar nebuvo pakelta, tačiau pastatas jau buvo spąstų be išeities. Kitose miesto vietose Volksturmas toliau kovojo juokingomis sąlygomis. Daugelis kovotojų dėvėjo improvizuotus uniformas, neturėjo šalmų ar batų. Jie šaudė iš medinių langų su pirmojo pasaulinio karo šautuvais. Kai kurie vos mokėjo įkrauti ginklą. Aleganderplatz kampe grupė duonos kepėjų ginkluotų šautuvais atlaikė 3 valandas. Visi žuvo, kol atėjo pastiprinimas. Daugelyje rajonų jau nebuvo vandens. Žmonės rinko lietaus vandenį į kibirus arba tirpdė saugomą ledą. Sanitariatai suiro. Daugelyje slėptuvių buvo nepakeliamas puvimo kvapas. Neidentifikuoti kūnai buvo tempiami į kiemus ir uždengti tentais. Nebuvo jokios skubos pagalbos tarnybos. Tai, kas liko, buvo naudojama sužeistų pareigūnų ar dokumentų gabenimai. Landwehr kanale sovietų kuopa bandė pereiti per improvizuotą tiltą. Po jo paslėpta mina sprogo ir sudaužė tiltą. Kūnai krito į vandenį tarp kulkų ugnies. Nepaisant to, kiti kareiviai tęsė perėjimą, kur galėjo valtimis rastais plaukdamas tarp šratų. Kiekvienas metras kainavo 10 žuvusiųjų. Miestas viską prarijo, nesuteikdamas vietos poilsiui. Bunkeryje Fegeleino tardymas buvo trumpas ir žiaurus. Jis nesuteikė informacijos. Tik kartojo, kad nori išeiti, kad nieko nežino, kad neturėjo kontakto su Himmleriu. Jis buvo nuvestas į kitą kambarį. Niekas jo daugiau nematė. Koridoriuose buvo kalbama, kad jis buvo sušaudytas, tačiau nebuvo oficialaus patvirtinimo. Atmosfera tapo dar labiau įtampą keliančia. Niekas nepasitikėjo nieko. Kalbama buvo tik šnabždesiais. Žvilgsniai buvo nukreipti į šonus prieš kalbant ką nors. Vidinio telefono sistema suiro popietę. Elektrinė linija buvo pertraukta bombardavimo ir paliko keletą požeminių įrenginių be energijos. Liko tik keli nešiojami radio imtuvai su 20% baterijomis. Jie buvo naudojami tik koordinatėms siųsti arba prašyti ugnies dengimo. Pranešimai buvo koduojami ranka. Klavišai keitėsi kas valandą, tačiau daugelis jų nepasiekdavo laiko. Buvo dažna klaida,
kad vienetai šaudė į savo patys atsargas. Friedrichstrasse sektoriuje visas pastatas sugriuvo po kelių artilerijos smūgių. 6 aukštai griuvo kaip kortų namelis. Viduje buvo civilių ir kareivių. Niekas nesugebėjo ištrūkti. Dulkės uždengė 5 kvartalus. Žmonės ėjo iš rūsių su rankomis pakeltomis, nežinodami, kur bėgti. Tuo metu vėliava jau nebesvarbi. Svarbu buvo išgyventi tą dieną. Ta naktį buvo girdimi šūviai nuo Moabit rajono iki Tiergarten parko. Nebuvo fronto linijų, tik ugnies taškai, greiti žingsniai, šauksmai. Sovietai pradėjo naudoti garsiakalbius, kviesdami pasiduoti. Jie žadėjo sąžiningą elgesį su tais, kurie numes ginklus. Nedaugelis jais tikėjo. Miesto kitame gale visa vokiečių kareivių vienetų grupė pasidavė. Jie buvo apginkluoti ir įdėti kasti tranšėjas. Po kelių valandų jie buvo grąžinti į frontą be jokių paaiškinimų. Ant degančio pastato stogo vokiečių kareivis pakėlė baltą audinio signalą, pritvirtintą prie sulūžusios bajonetės. Niekas neatsakė. Po kelių sekundžių automatinio ginklo serija nušovė jį be įspėjimo. Jis nukrito atgal nešauddamas ir audinys liko kaboti ant metalinio stiebo, tarsi niekas jo nebūtų matęs. Tuo metu Berlyne pasiduoti jau nebuvo galimybė, kurią kas nors galėjo suprasti. Rūsys ir griuvėsiai. Balandžio 29 rytas prasidėjo be dangaus. Miestas buvo tiek uždengtas dūmais, kad aušra buvo nematoma. Dienos šviesa buvo jaučiama tik dėl nedidelio atspalvio pasikeitimo griuvėsiuose. Gatvės vis dar buvo pilnos dūmų, ugnies kūnų. Žmonės nebevaikščiojo, jie ropojo, kliuvo, vilko save, ieškodami kampo, kur galėtų išgyventi dar kelias valandas. Rūsys tapo paraleliniais miestais. Kiekviename buvo 10 žmonių užstrigusių. Kai kurie buvo uždaryti po griuvėsiais. Kiti pasirinko juos kaip galutinę prieglobstį. Buvo girdimi duslūs šauksmai, žingsniai ant galvų, tolimo sprogimo garsai, kurie drebindavo sienas. Oksigeno trūko. Žvakė sunaudojo paskutinį oro likutį. Vaikai miegojo ant skarmalų, o seneliai žiūrėjo į nieką. Bunkeryje rutina tapo mechaninė. Maistas buvo atnešamas aliuminio padėklais, dažnai šaltas arba nevalgomas. Pranešimai buvo pasikartojantis, jokių pagerėjimų, tik nuostoliai. Ta rytą Hitleris priėmė kelis savo artimiausius bendradarbius. Jiems buvo perduoti dokumentai su instrukcijomis ateičiai. Jis nieko nesiaiškino. Tik kalbėjo kelias minutės, tada grįžo į savo kambarį ir nebeišėjo visą likusią dieną. Sunkiausios kovos vyko jau Reichstago ir kanclerijos rajone. Sovietų pėstininkai prasiskverbė pro plyšius, kanalizaciją, šoninius įėjimus. Kiekviena salė tapo mūšio lauku. Vokiečiai buvo pasistatę spąstų, sprogių laidų, minų. Kiekvienas laimėtas aukštas buvo prarastas per kelias minutės. Nebuvo aiškių frontų. Tik triukšmas ir mirtis. Sąlygos ligoninėse buvo nehumaniškos. Kreuzbergo rajone viena slaugė nusižudė po 60 valandų be miego darbo. Pusė sveikatos priežiūros pastatų buvo evakuoti arba sugriauti. Tie, kurie liko, dirbo be šviesos ir vaistų. Daugelis pacientų gulėjo ant šaltų grindų, su atvirais žaizdomis ir be pagalbos. Tie, kurie galėjo vaikščioti, padėjo kitiems. Tie, kurie ne, tiesiog laukė. Bunkeryje Bormanas tęsė dokumentų naikinimo priežiūrą. Jie degino popierius nešiojamose krosnyse ir dėdavo archyvus į dėžes, kad vėliau juos sunaikintų. Kibirkštys skrido pro ventiliacinius angas. Viskas, kas galėjo sukelti problemų, tyliai dingo. Kai kurie karininkai rašė užšifruotus pranešimus, kuriuos vėliau suplėšydavo į gabalus. Senoje Skneleide mokykloje grupė vokiečių kareivių užėmė pozicijas kulkosvaidžių ir pakankamai amunicijos kelioms valandoms. Jie atsilaikė, kol pastatas sugriuvo per bombardavimą. Sienos sprogo į išorę. Keletas civilių buvusių Rusijoje žuvo nuo griuvimo. Niekas nežinojo, kiek kovotojų buvo viduje. Tik matėsi kojos tarp plytų. Sovietų kareiviai užimdavo pozicijas pusių sugriautuose pastatuose, naudojo sugadintus baldus kaip priedangas ir šaudė iš langų be stiklų. Vienas jų pagrindinių tikslų tą dieną buvo užblokuoti metro tunelius, kad vokiečiai negalėtų pabėgti ar perkelti kariuomenės. 6 linijoje jie uždėjo sprogmenis keliuose ruožuose ir susprogdino svarbius įėjimus.
Per griuvimą žuvo 10 žmonių, kurie nedalyvavo kovoje. Jie tiesiog ėjo. Zoologijos sode, tame, kas iš jo liko, kelios gyvūnų rūšys klajojo laisvai. Lokį nušovė vokiečių patruliai, pamatė jį artėjantį. Be maisto, be kelių dienų mirė ir beždžionės. Akvariumas buvo sausas. Kareiviai naudojo šią vietą kaip stebėjimo punktą. Niekas nekalbėjo. Tik taikė, šaudė, traukėsi. Sienose buvo įrašų, padarytų kreida, vardai, datos, prakeiksmai. Po pietų sovietų kareiviai rado paliktą radijo siųstuvą. Jis vis dar veikė. Jie transliavo trumpą pranešimą apie greitą Berlyno centro žlugimą. Pranešimas buvo perimtas bunkeryje. Niekas neatsakė. Nebebuvo galimybių į nieko daryti. Tik buvo registruojama, kas vyksta. Goebbelsas diktavo propagandos tekstus savo sekretoriams. Jis sakė, kad tauta didvyriškai kovoja, kad už polikį moka už kiekvieną metrą kraujo, kad Berlynas yra drąsos pavyzdys. Niekas neklausė šių pranešimų. Net tie, kurie juos rašė, netikėjo jais. Tai buvo tik mechaninis atspindys sistemos, kuri realių laikų žlugo. Anhalter Bahnhof traukinių stotyje vokiečių vienetas bandė susprogdinti traukinį, pilną medžiagos, kad ji nepatektų į priešo rankas. Jie nesugebėjo visų sprogmenų įdėti ir ugnis paveikė tik dalį konvojus. Sovietai įsiveržė po kelių valandų ir atgavo dokumentus, žemėlapius ir ginklus. Dauguma buvo sudeginti. 6 ir 2 linijų sankryžoje sovietų šturmo vienetas rado pusiau sugriuvusį tunelį su apverstais vagonais, sulenktomis bėgiais ir rūkstančiais laidais. Jie nusileido šoninių įėjimų, nežinodami, ar vokiečiai laukė jų. Jie slinko žemyn daugiau nei 100 metrų, naudodami rūdijančius žibintuvėlius ir sekdami ranką pieštą žemėlapį, kuris buvo nupieštas ant amunicijos dėžės. Pasiekę posūkį, jie rado atidarytas duris su užrašu ant sienos Archiv. Jie nežinojo, kas tai buvo. Įėjo tyliai ir atrado stačiakampę salę su sugriautomis lentynomis, sugadintais baldais ir tūkstančiais popierių išbarstytų ant grindų. Tai buvo požeminis archyvas, kadaise naudotas kaip miesto archyvas. Kareiviai vaikščiojo tarp sudegusių knygų krūvų. Viename kampe, šalia pusių sulaužyto medinio stalo, buvo priešpalaikė antitankinė baterija pritvirtinta prie geležinės pagrindo, kuris anksčiau buvo skaitymo stalas. Ji buvo sukurta iš kitų įrenginių dalių. Šalia buvo 2 kūnai su uniformomis susirangę tarsi užmigo. Niekas nesudavė šūvio. Niekas nesukruto. Skadrų vadas ištraukė užrašų knygą, užrašė vietą ir pažymėjo sieną raudona kreida. Tada jie išėjo vieną eilę, nesigręždami, palikdami viską taip, kaip rado. Laukė 2 linija, drebėjo nuo bombardavimų. Puolimas nesustojo. Jie tik užrašė dar vieną pamestą salę tarp tunelių, laidų ir griuvėsių. Tarsi tai, kas ten vyko, jau niekam nebesvarbu. Paskutinis garsas buvo telefonas. Balandžio 30-ąją 5 valandą ryto sprogimai nesiliovė. Sovietų tankai stovėjo priešais Reichstagą ir nuolat šaudė. Fasadas jau buvo tik skylėta siena. Viduje vokiečių kareiviai toliau šaudė nuo likusių kolonų arba nuo plyšių tarp griuvėsių. Niekas neatsakė į įsakymus. Kiekviena grupė gynėsi, kaip galėjo. Kanclerijoje įėjimai buvo užblokuoti su sugadintais baldais, pervertais stalais, seni archyvarai įkalti vinimis. Viduje niekas nesuprato, kas vyksta. Laiptai, vedantys į bunkerį, buvo pilni žmonių. Kai kurie su improvizuotais tvarščiais, kiti tylėdami sėdėjo, pasiuntiniai su purvinais popieriais, stenografės laukė nurodymų, kurie niekada neatsirado. Nebebuvo klausimų, ką daryti. Laukė sodai buvo sugriauti. Nebuvo švaraus kelio. Brandenburgos vartai buvo palikti už nugaros, o sovietai tęsė žygį pastatas po pastato. Kiekvienas pastatas buvo pažymėtas raudona kreida. Kartais viena raidė, kartais keiksmažodžiai, kartais vardai. Kiekvienas ženklas turėjo prasmę. Metro tuneliuose vokiečių kareivių grupė sušalė į bateriją, pagamintą iš tramvajaus dalių. Jie šaudė į gatvę pro ventiliacijos angas. Tai padėjo sustabdyti sovietų judėjimą tik kelioms minutėms. Sovietai atsakė šaudydami per įėjimus. Rūsiuose dauguma jau nebeieškojo išeities. Kai kurie buvo užstrigę, kiti užsidarė patys. Keliuose pastatuose išgyvenusieji su anglimi užrašytų
kurie buvo viduje vardus. Tai buvo vienintelis dalykas, kurį galėjo palikti, jei visi mirs. Mite rajone Hitlerių gendo vaikai bandė perkelti patranką. Jie nesugebėjo, jiems buvo mažiau nei 15 metų. Juos pastebėjo snaiperis ir po kelių minučių toje gatvėje nieko neliko. Niekas nepriėjo. Langai užsidarė, lyg nieko nebūtų nutikę. Bunkeryje nebebuvo rašomų įsakymų. Viskas buvo šnabždesiai. Tie, kurie dar liko, žinojo, kad tai pabaiga. Kai kurie toliau spausdino senose mašinose. Kiti tiesiog sėdėjo koridoriuose. Niekas neturėjo konkrečios užduoties. Visi judėjo be krypties, lyg būtų dar kažkas, ką reikia padaryti. Goebbelsas ir jo žmona buvo užsidarę su savo vaikais. Mergaitės miegojo arba buvo prigirdytos. Virtuvėje kaitino vandenį, nors niekas jo nenaudojo. Oras buvo tirštas. Niekas neįėjo į tą kambarį. Niekas nenorėjo pereiti per tą duris. Paviršiuje sovietai jau dominavo Tiergarten parke. Nuo kanclerijos stovų buvo įrengtos kulkosvaidžių pozicijos, kad sustabdytų bet kokį judėjimą. Vokiečių tankas išvažiavo pro šoninę gatvę ir sprogo, nesupratęs kampo. Dūmai pateko pro visas langus. Buvusiame oro ministerijoje liko keli gynėjai, kurie uždarė prieigą su laidais ir sprogmenimis. Kai sovietai įsiveržė, nuskambėjo keli šūviai. Po to tyla. Jėjus kūnai buvo sukrauti. Kai kurie su atmerktomis akimis tarsi laukė kažko. Civiliams, kurie dar buvo pastatuose, nebuvo aišku, ar slėptis, ar išeiti. Kai kurie kabino baltus skudurus. Kiti kėlė rankas, nežinodami, ar gaus pagalbą ar kulką. Nebuvo aiškių taisyklių. Statmite stotyje vokiečių vienetas pasidavė, nesudavęs šūvio. Jie buvo išvesti į Friedrichstrasse eilėmis. Žmonės žiūrėjo iš durų. Niekas nieko nesakė. Niekas nesuvojo. Tik žiūrėjo, tarsi matyti pralaimėjusius kareivius tapo dalimi peizažo. Jau buvo naktis, kai dangus tapo visiškai raudonas. Tai nebuvo saulėlydis. Tai buvo ugnis. Viskas, kas degė, kėlė temperatūrą. Kai kurie galvojo, kad tai karščio banga. Tačiau tai buvo asfaltas tirpstantis, vamzdžiai sprogo, stogai griuvo. Už kanclerijos sovietai atidarė kambarį, kuris buvo užplombuotas cemento maišais. Jie panaudojo sprogmenis. Viduje buvo išbarstyti popieriai, apversti baldai, kraujo dėmėmis sutepti žemėlapiai. Ir 2 telefonai skambantys vienas po kito. Niekas jų neatsakė. Kareiviai žiūrėjo kelias sekundės ir išėjo. Laukė vienas jų nupiešė ženklą raudoną kreidą, Zakončino pabaiga. Buvo 0:17 gegužės 1. Nebuvo šūksnių nei plojimų. Tik dūmai ir pažymėta siena. Gegužės 2. 1945 metais, po 10 dienų kryžminės ugnies, sugriautų pastatų ir žingsnių, einančių iš Rusiją į Rusius be krypties, sovietų kareivių grupė pasiekė Reichstago griuvėsius ir pradėjo lipti per sugriuvusį fasadą be jokių įsakymų. Vienas jų įsmeigė vėliavą tarp sugriuvusių plytų, kabančių laidų ir šviežių sprogimo žymių. Niekas nesakė nieko. Niekas neatsigręžė. Gatvėse kai kurie civiliai vis dar slėpėsi už čiužinių ar traukinių, kiti ėjo nežinodami, ar tai pabaiga ar naujas puolimas. Miestas vis dar buvo apdengtas dūmais, tuščiomis langais ir koridoriais pilnais pakabintų dulkių. Nebebuvo pusių ar pranešimų. Liko tik kūnai, griuvėsiai ir tankus tyla, kuri nieko neaiškino. Taip ir baigėsi tie dienos, su visko prarasta, per daug žmonių užstrigusių kare, kurio jie niekada nepasirinko, ir su miestu, kuris nepasidavė, tiesiog užgeso.